Roma, 2026 m. gegužės 12 diena. Vyskupas Atanasiusas Šneideris griežtai sukritikavo naują Vatikano ataskaitą apie iškylančius naujus doktrininius, pastoracinius ir etinius klausimus, teigdamas, kad joje pateiktas požiūris į homoseksualumą skatina abejonės egzegezę dieviškuoju apreiškimu, primindamas Edeno sodo gyvatę ir atverdamas duris visiškam moraliniam reliatyvizmui. 30 puslapių galutinę ataskaitą, kurią gegužės 5 dieną paskelbė Šventojo Sosto sinodo generalinis sekretoriatas, parengė 9 studijų grupė, viena iš 10 studijų grupių, kurias popiežius Pranciškus įsteigė 2024 metais. Vasario mėnesį, siekdamas išnagrinėti klausimus iškilusius pirmojo sinodo dėl sinodalumo sesijos 2023 m. spalio mėnesio metu. 7 narių studijų grupėje buvo kardinolas Karlos Castillo Matasoglio, Limos Peru arkivyskupas, arkivyskupas Filipo Janone, vyskupų dikasterijos prefektas ir italų moralės teologas tėvavas Mauricijo Kijodi, popiežiškojo Jono Pauliaus II teologijos instituto santuokos ir šeimos mokslų profesorius, kuris atvirai teigė, kad homoseksualių santykių seksualiniai veiksmai tam tikromis aplinkybėmis gali būti geri. Manoma, kad tėvas Kijodi buvo pagrindinis ataskaitos autorius. Ataskaita greitai sulaukė kritikos iš katalikų komentuotojų, tačiau LGBTQ+ šalininkai, tokie kaip tėvas Džeimsas Martinas SJ, ją iškart pavadino dideliu žingsniu į priekį. Kontroversijos sustiprėjo, kai paaiškėjo, kad vieną iš 2 ataskaitoje pateiktų liudijimų parašė vyras, kuris 2023 metais buvo pavaizduotas New York Times pirmojo puslapio nuotraukoje, kurioje jis su savo tos pačios lyties partneriu gauna palaiminimą iš to paties jėzuitų kunigo vos vieną dieną po fiducia supplicans paskelbimo. Šiame interviu vyskupas Šneideris aptarė tai, ką jis laiko nesveika sąjunga tarp sinodo sekretoriato ir antikrikščioniškos ideologijos šalininkų. Tai, kiek 9 studijų grupės galutinė ataskaita atitinka raudonąją liniją ir kaip jos paskelbimas gali paveikti ir taip įtemptus santykius tarp Vatikano ir tradicinių pažiūrų kunigų Šventojo Pijaus X draugijos. Nors sutikdamas, kad ataskaita neturi oficialios magisterinės galios, pagalbinis Astanos vyskupas teigia, kad jos paskelbimas Vatikane vis dėlto turi rimtų pasekmių, nes pasaulinėje žiniasklaidoje ji neišvengiamai bus pateikiama ir interpretuojama kaip ženklas, kad katalikų mokymas keičiasi. Jis taip pat tiesiogiai kreipėsi į popiežių Leoną XIV, prašydamas apsaugoti bažnyčią ir sielas nuo to, ką jis vadina įžūlę gnostinę doktriną. Ir įspėja, kad jei šventasis tėvas kartu su kardinolais, vyskupais ir kunigais neatsibus, ateities kartos vieną dieną gali pažvelgti atgal ir pasakyti apie šią erą. Visas pasaulis atsiduso ir nustebo, kad jis panaikino 6-ąjį įsakymą. Čia pateikiu savo interviu su vyskupu Atanasiusu Šneideriu. Jūsų ekscelencija, kokia buvo jūsų pirmoji reakcija į 9 studijų grupės galutinę ataskaitą ir į tą faktą, kad vieną iš 2 joje pateiktų liudijimų parašė tas pats vyras, apie kurį rašė iš New York Times, kad kunigas Džeimsas Martinas SJ jį ir jo tos pačios lyties partnerį palaimino kitą dieną po fiducia supplicans paskelbimo. Išleisdamas 9 studijų grupės galutinę ataskaitą, vyskupų sinodo sekretoriatas nusileido iki pasaulinės seksualinės ideologijos, kuri agresyviai stumiama politikoje ir žiniasklaidoje visame pasaulyje, propagandos skatinimo. Kunigas Džeimsas Martinas yra tik šios antikrikščioniškos ir šventvagiškos ideologijos dvasinis pakalikas. Šios ideologijos šalininkai siekia bažnyčios moralinio ir doktrininio pritarimo homoseksualiems veiksmams ir gyvenimo būdui. Tai yra elgesiui, kuris prieštarauja Dievo kūrinijai ir prigimtiniai tvarkai. Taigi sinodo sekretoriatas, Šventojo Sosto organas,
bendradarbiauja su ideologiniais lobistais tikrame maište prieš Dievo kūrinyje, prieš gražią ir išmintingą dviejų lyčių – vyriškosios ir moteriškosios tvarką. Galutinė ataskaita aiškiai siekia normalizuoti homoseksualumą bažnyčios gyvenime. Šis procesas buvo pradėtas 2014 m. popiežiaus Pranciškaus pirmojo sinodo dėl šeimos tarpinę ataskaitą, kurioje teigiama, kad homoseksualai turi dovanų ir savybių, kurias gali pasiūlyti krikščionių bendruomeniai. Sinodo tėvai šį tekstą daugiausia atmetė, tačiau pastangos tęsėsi. Jūsų nuomonė, ką ši galutinė ataskaita atskleidžia apie sinodinį procesą, pradėtą Velionio popiežiaus laikais? Galutinė ataskaita atskleidžia, kad homoseksualumo, tai yra homoseksualių veiksmų, gyvenimo būdo ir homoerotinių santykių, įteisinimas jau buvo dvasininkų darbotvarkėje per popiežiaus Pranciškaus pirmąjį sinodą dėl šeimos. Ši darbotvarkė pasiekė kulminaciją, kai tikėjimo doktrinos dikasterija, vadovaujama dabartinio prefekto, paskelbė fiducia supplicans. Fiducia supplicans yra sveiko proto išjuokimas. Jame kalbama apie galimybę laiminti homoseksualias poras neoficialiai ir liturginiu būdu, o spontaniškai. Remiantis dokumentu, laiminimo objektas yra homoseksuali pora, o ne jų santykiai. Tačiau poros statusas kyla būtent iš pačių santykių. Taigi fiducia supplicans visą pasaulį traktuoja kaip kvailius. 9-osios studijų grupės galutinė ataskaita eina dar toliau, siūlydama galimą doktrininį homoseksualių veiksmų ir homoerotinių santykių pateisinimą. Ji tai daro netiesiogiai, keldama abejones dėl Dievo apreiškimo liudijimo apie homoseksualumą šventajame rašte ilgalaikio galiojimo, pateikdama savotišką abejonės egzegezę dėl atitinkamų biblinių ištraukų. Iš tiesų, ataskaitoje teigiama, kad būtina neapsiriboti vien tik dabartinio jų pateikimo kartojimu, bet atsižvelgti į įžvalgas, gautas iš įvairių egzegetinių skaitimų. 2.4. Toks egzegetinis aiškinimas iš esmės užima Dievo vietą ir drįsta skelbti, kas yra gėris, o kas blogis. Būtent tai padarė gyvatė Edeno sode. Abu ataskaitoje išskirti liudijimai buvo parašyti atvirai homoseksualių vyrų, gyvenančių tos pačios lyties santokose, kurie nesilaiko bažnyčios mokymo apie santoką ir seksualumą. Tačiau nebuvo nė vieno liudijimo iš asmens, jaučiančio potraukį tos pačios lyties asmenims, kuris siekia gyventi pagal katalikų tikėjimą, dalyvauja kuraž apaštalavimo veikloje ir panašiai. Ką tai pasako apie ekspertus, sudariusius 9-ąją tyrimo grupę? Šis faktas kalba pats už save. Jis aiškiai rodo, kad Šventojo sosto institucija, vyskupų sinodo sekretoriatas, palaiko ideologinę, neognostinę grupę bažnyčioje, mažumą, kuri aiškiai prieštarauja nuolatiniam bažnyčios mokymui ir sensus fidelium. Akivaizdu, kad tikslas yra inicijuoti procesą, siekiant perinterpretuoti ir galiausiai panaikinti Dievo apreiškimo galiojimą, konkrečiai 6-ojo įsakymo galiojimą. Autoriai pabrėžia, kad jų ataskaita nėra skirta ją autoritetingai įgyvendinti, o yra tik darbo, kurio buvo paprašyta iš studijų grupės sinodo proceso metu, vaisius, siekiant skatinti įžvalgumą vietinėse bažnyčiose. Kai kurie galėtų teigti, kad būtent tokiu būdu šių idėjų šalininkai siekia išlaikyti revoliucijos pagreitį. Tuo tarpu kiti galėtų manyti, kad šiuo pagrindu ataskaitą galima tiesiog ignoruoti. Kokia yra jūsų pozicija? Nors formaliai tai yra tik studijų grupės dokumentas, neturintis magisterinio autoriteto, vis dėlto jį išleido Vatikanas per Šventojo sosto organą. Dėl to toks dokumentas visam pasauliu ir daugumai katalikų, kurie neturi žinių apie teologinį skirtumą, susijusi su bažnyčios dokumentams suteikiamo autoriteto svoriu, duoda suprasti, kad katalikų bažnyčia ir net Vatikanas dabar atveria save homoseksualių veiksmų ir gyvenimo būdo įteisinimo bei normalizavimo galimybėms. Tai aiški taktika
kuria siekiama palaipsniui pripratinti tikinčiuosius laikyti homoseksualius veiksmus normaliu dalyku, arba bent jau tam tikrais atvejais juos toleruoti, daugiausia pasitelkiant sofistinį argumentą, kad homoseksuali pora gali turėti kitų gerų moralinių ar intelektualinių savybių. Tokiu būdu atveriamos durys visiškam moraliniam relativizmui. Ar ši galutinė ataskaita yra raudona linija? Ir atsižvelgiant į tai, kad sinodo sekretoriatas dabar paskelbė šią ataskaitą viešai, kokių veiksmų jūsų nuomonė turėtų imtis popiežius Leonas XIV? Ši galutinė ataskaita neabejotinai peržengė ribą tarp ortodoksijos ir erezijos. Ataskaitoje naudojama viliojanti frazė paradigmos pasikeitimas, siekiant tuščia retorika sumenkinti Dievo apreiškimą apie dvejopą lyčių prigimtį ir jo aiškų draudimą bet kokiems seksualiniams veiksmams už galiojančios vyro ir moters santuokos ribų. Popiežiaus Leono XIV pirmoji pareiga yra apsaugoti bažnyčią ir tikinčiųjų sielas nuo šios įžūlios gnostinės doktrinos, kuri siekia pateisinti ištvirkavimą ir nenatūralią ydą. Kristaus balsas, kuris barė Pergamo bažnyčią už tai, kad ji toleravo Nikolaitų seksualinę ereziją, palygink Apreiškimo knygą 2 nuo 14 iki 15 ir apkaltino Tiatyros bažnyčią leidus Jezabeliai, kuri vadino save pranaše, skleisti seksualinį ištvirkavimą bažnyčioje. Apergo 2 nuo 20 iki 21. Šiandien taip pat kreipėsi į popiežių Leoną XIV. Mes jau daugelį metų rašome apie šias problemas, pradedant šeimos sinodu, tada jaunimo sinodu, o dabar vykstančių sinodų apie sinodalumą. Tačiau daugeliu atveju, galbūt išskyrus neigiamą reakciją po fiducia supplicans, su retomis išimtimis kardinolai ir vyskupai atrodo renkasi tylą ir neveiklumą. Ar tai, kad pasiekėme šį tašką, taip pat yra hierarchijos nesugebėjimo pasipriešinti revoliucijai, kuri įsibėgėjo ankstesnio pontifikato metu rezultatas? Ir kaip jūsų nuomonė kardinolai dabar galėtų veiksmingiausiai tarnauti šventajam tėvui šiuo atžvilgiu? Pagrindinė kardinolo ir vyskupo šventosios tarnystės misija yra paklusti iškilmingam Kristaus įsakymui, kuris per apaštalus įsakė jiems mokyti visko, ko jis mokė. O Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievas, pati tiesa, griežtai pasmerkė bet kokį Dievo įsakymų iškraipimą, taip pat bet kokį kompromisą su nuodėme. Su nepaprasta drąsa, galutinė ataskaita pakeičia Dievo įsakymus. Šiuo atveju Dievo įsakymą dėl lytinių santykių už santuokos ribų, žmogiškomis tradicijomis, kurios de facto atveria duris homoseksualių santykių ir gyvenimo būdo pripažinimui. Homoseksualinė erezija vis labiau užkrečia bažnyčios kūną. Ir jei popiežius, o su juo kardinolai ir vyskupai, neatsibus ir kaip atsakingi dvasiniai gydytojai ir ganytojai, aiškiai ir drąsiai neįspės bei neapsaugo žmonių nuo tokio dvasinio užkrato, jie bus kalti dėl savo neveiklumo ir tylos. Gana įmanoma, kad ateities kartos, žvelgdamos atgal į mūsų laikmetį, pritaikys jam žodžius iš arionizmo erezijos laikų. Visas pasaulis atsiduso ir nustebo, kad jis panaikino šeštąjį įsakymą. Kaip minėjote aukščiau, ataskaitoje siūlomas paradigmos pasikeitimas bažnyčios požiūryje į sudėtingiausius doktrininius, sielovadinius ir moralinius klausimus. O šis pasikeitimas apibūdinamas kaip Vatikano antrojo susirinkimo inicijuoto proceso dalis, kuri meta iššūkį modeliams vyravusiems bažnyčios gyvenime pastaruosius šimtmečius. Dažnai girdime, kad dvasininkai ir tikintieji, prisirišę prie tradicinių lotyniškų mišių, turi priimti Vatikano antrąjį susirinkimą. Bet kaip galima to iš jų tikėtis, kai tie, kuriuos Vatikanas pasirenka ekspertais, mums rodo, kur tai veda? Galutinė ataskaita, parašyta tipišku sofistiniu ir gnostiniu stiliumi, pateikia nekintamas, šventas ir išmintingiausias dieviškojo apreiškimo tiesas, kaip paprasčiausius teorinius modelius. Jų ataskaitoje aiškus, neklystantis, 2000 metų senumo bažnyčios mokymas
apie dieviškai nustatytą ir dieviškai norimą žmogaus seksualumo tvarką, tokiu būdu sumenkinamas iki konkrečiam laikmečiui priskirto modelio. Tai taip pat panaikina visą prigimtinį moralės įstatymą, kurį Dievas įrašė į žmogaus širdį. Taip pat jo tiesas, apreikštas šventajame rašte ir šventojoje tradicijoje, bei jų privalomąją galią. Galutinės ataskaitos autoriai yra tie, kurie apaštalo Judo žodžiais tariant, piknaudžiauja Dievo malonę, kaip leidimu praktikuoti ištvirkavimą. Jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesys, apie kuriuos kalba šventasis Petras, kurie garsiai giriasi savo kvailumu ir kūno geismais ir pasileidimu, jie pavilioja tuos, kurie yra vos pasprukę nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugėdimo vergai. 2 Petro 2.2 nuo 17 iki 19. Jei šventasis sostas nedviprasmiškai nepasmerks šios galutinės ataskaitos numeris 9, visi likę tikri katalikai dvasininkai ir tikintieji praras pasitikėjimą tais, kurie užima pareigas Vatikane. Šventojo Pijaus X kunigų brolyje paskelbė, kad Liepos 1 dieną planuoja įšventinti naujus vyskupus. Kaip galima tikėti susitaikymo ar vienybės, jei tokie išpoliai prieš katalikų tikėjimą, kylantis iš pačių oficialių Vatikano struktūrų, tęsiasi? Skandalingas ir tiesą sakant šventvagiškas, galutinės ataskaitos numeris 9 turinys, susijęs su seksualumo tema ir visada galiojančių dieviškojo apreiškimo turiniu šventajame rašte ir tradicijoje, yra dar vienas įrodymas, tarp daugelio kitų nerimą keliančių dokumentų ir veiksmų, kylančių iš šventojo sosto arba jo toleruojamų, kad dabartinę bažnyčios padėtį galima apibūdinti tik kaip tikrą nepaprastąją padėtį, kaip teisingai teigia SSPX. Reikėtų būti aklu, kad to nematytum. Kiekvienas bažnyčioje, kuris šiandien vis dar neigia tikrąją nepaprastąją padėtį, yra arba dvasiškai aklas, arba mano, kad nuogas imperatorius yra tinkamai apsirengęs. Kaip Andersono pasakoja, nauji karaliaus drabužiai. Arba elgėsi kaip tarnas, kuris žiūrėdamas į degančią pilį, sušuko. Viskas einasi labai gerai, ponia Markizė. Tu va très bien, madame la Markizė. Šventojo Pijaus X kunigų brolyje, Vokietijos vyskupai, sinodas apie sinodalumą, popiežiui Leonui XIV artimiausiais mėnesiais ir metais teks spręsti daugybę labai rimtų klausimų. Ką jam pasakytumėte, jam pradedant antruosius pontifikato metus? Kaip jo brolis vyskupystėje, negalėčiau jam pasiūlyti geresnių ir tinkamesnių žodžių, nei tie, kuriuos mūsų viešpats tarė Petrui, pirmajam popiežiui. Stiprink savo brolius tikėjime. Luko 22:32. Ką konkrečiai reiškia stiprinti tikėjime? Akivaizdu, kad tai reiškia įnešti aiškumo į tikėjimo sumaištį. Aiškumo į tikėjimo dviprasmiškumą ir aiškumo į tikėjimo griovimą. Popiežius turėtų pripažinti, kad bažnyčia, panašiai kaip antrajame amžiuje šventojo Irenėjaus laikais, yra užkrėsta gnosticizmu, kuris kaip lapė gudriai neigia Dievo apreiškimo ir įsakymų galiojimą ir konkretumą. Štai kodėl šventasis Irenėjus savo laikų popiežiams, vyskupams ir tikintiesiems skyrė tokį įspėjimą, ištrauką, kurią verta pacituoti visą. Toks tad yra jų mokymas, kurio neskelbė nei pranašai, nei mokė viešpats, nei perdavė apaštalai, nors jie giriasi, jį pažįsta tobuliau už visus kitus. Savo pažiūras jie semia ne iš raštų, bet, kaip sakoma patarlėje, mėgina vyti virves iš smėlio, stengdamiesi savo savitiems teiginiams suteikti tikėtinumo regimybę ir prie jų priderinti viešpaties palyginimus, pranašų posakius ir apaštalų žodžius, kad jų mokymas neatrodytų visiškai be pagrindo. Tačiau taip darydami, jie nepaiso raštų tvarkos ir sąsajos, ir kiek leidžia jų galios, išardo bei sunaikina tiesą. Perkeldami atskiras ištraukas, jas naujai apipavydalindami ir vieną dalyką paversdami kitu, jie savo nedorų menu, pritaikydami viešpaties žodžius savo nuomonėms,
sugeba apgauti daugelį. Jų elgesys panašus į žmogaus, kuris naginga meistrui iš brangių brangakmenių sudėjus gražų karaliaus atvaizdą, šį žmogaus paveikslą išardytų, perstatytų brangakmenius ir taip juos sudėliotų, kad išeitų šuns ar latės pavidalas. Ir dar prastai padarytas. O paskui tvirtintų ir skelbtų, kad tai ir esąs tas gražusis karaliaus atvaizdas, kurį sukūrė nagingas meistras. Rodydamas brangakmenius, pirmojo meistro puikiai sudėtus į karaliaus atvaizdą, bet antrojo nevykusiai perkeltus į šuns pavidalą. Ir taip rodydamas brangakmenius, apgaudinėtų neišmanėlius, kurie neturėjo jokio supratimo, kaip atrodo karaliaus pavidalas, ir įtikintų juos, kad tas apgailėtinas latės pavidalas iš tiesų yra gražusis karaliaus atvaizdas. Taip ir šitie žmonės lipdo senų bobų pasakėčias, o paskui, prievartą atplėšdami žodžius, posakius ir palyginimus, nuo jiems deramos sąsajos, stengiasi Dievo žodžius pritaikyti savo nepagrįstiems prasimanimams. Adversus Herezės 1:8.1. Jūsų ekscelencija, ar norėtumėte ką nors pridurti? Norėčiau kai ką pasakyti nesuskaičiuojamų paprastų, pamaldžių katalikų, kuriuos nuolat sutinku įvairiose šalyse vardu. Jie myli popiežių tikrai antgamtinę meilę, bet tuo pačiu metu giliai kenčia dėl to, kad iš Romos nesigirdi aiškaus dieviškųjų tiesų patvirtinimo. O bažnyčios gyvenime nesulaukia bausmės eretikai ir šventvagiai, netgi vyskupai ir kardinolai, kurie yra vilkai, persirengę piemenimis. Tad broliškai prašau, švenčiausiasis tėve, išklausykite tiek daug pamaldžių katalikų, paprastų kunigų ir vienuolių, vaikų ir jaunimo, kuriuos sinodinės struktūros nustūmė į bažnyčios gyvenimo pakraštį ir netgi paniekino vien dėl to, kad jie išlieka ištikimi tikėjimui ir liturgijos formai, perduotai jų protėvių. Tikėjimui ir liturgijai, kuriuos brangino šventieji. Tikėjimui ir liturgijai, kuriuos priėmė ir aukojo didžioji dauguma popiežių. Švenčiausiasis tėve, nestokite pirmiausia į bažnyčios biurokratų ir aparačikų pusę, kuriuos remia šio pasaulio galingieji, bet klausykite ir stovėkite su bažnyčios mažaisiais, tradiciniais tikinčiaisiais ir dvasininkais, kurie tvirtai laikosi tikėjimo, kartą ir visiems laikams perduoto šventiesiems. Judėjų 3. Švenčiausiasis tėve, būkite mūsų amžiui kitas šventasis Leonas. Paskelbkite Krištolo skaidrumo tikėjimo išpažinimą, kad sustiprintumėte visą bažnyčią ir išsklaidytumėte žalingas abejones bei nuodingas dviprasmybės, kaip kadaise padarė jūsų pirmtakas ir bendravardis. Tada mūsų laikų tikintieji, kaip ir didžiojo Leono amžiuje, galės pasakyti: popiežiaus Leono 14 lūpomis kalbėjo Petras.